Gerą dieną, kolektyvas. Nu ką, vėl mes mašinoj, vėl savaitgalis, penktadienis. Nusimato labai stiprus savaitės maratonas. Dabar judam iki sekmadienio į Tauragę. Paskui bandysim 2 paras važiuoti į Bazilionus. Paskui 1 parą pabūsim namuose ir viešinose varžybas. Nu, apie tai biškį vėliau. Esmė tokia, kad dabar važiuojam pas Gintautą Valutį į Tauragės karpius. Gaudyti monstrų. Aišku, ten sunkus, man šiaip Lietuvoje pats sunkiausias telkinys. Bet kaip barzda ir žmona Tim sako, kuo sunkiau, to įdomiau. Tai ką, pietai, sakė, atsilaisvins apie 3 valandą. Važiuoju, po biškį neskubėdamas. Sulauksiu, kol išvažiuos, pradėsime ruoštis. Šiandien žiauriai karšta. Žiauriai. Rytoj prognozuoja atvėsimus, lietų, temperatūros nukritimas staigus. Žodžiu, sąlygos kaip visada nekokios, bet yra kaip yra. Tai ką, kaip visada susitiksim prie vandens. Nu ką, chebrytė, atvykom. 4 sektoriukas, kaip visada, pas Gintą gražu. Žodžiu, kol statėmės palapinę, įsikūrėm lagerį, šiek tiek apsimėtėm. Žuvies matėm yra tikrai, kol kas ant paviršiaus, bet gal nusileis. Žodžiu, užmetėm dabar ant PV, nedaužyti, negazdinti. Gal pavyks sumedžiuoti taip, grūdai pravirti, tigriukas kanapė. Eisim ruoštis boiliukus, darysiu 2 taškus. Vieną, kaip visada, kriauklės mėsa su krevete, kitą darysiu braškinį. Čia sužuvavęs, daug neišradinėsiu. 1 taškas tenai, 78 metrai, jaukinsiu 76, kitas tenai. Tai 76 gaudysiu, 74 jaukinsiu. 2 taškai, žuvinis ir vaisinis, ir dadėsim biškį grūdo. 2 taškus pasidarom, čia guldysiu 2 meškerės aplink tašką, už taško aplink tašką, čia 1. Paskui gal sukeisiu čia 2, čia 1. Numatysime eigoj. Tai kad smagu, tikrai. Pasaka, čia man patinka Tauragė, tai vienas smagiausių telkinukų. Žuvų yra monstrinių. Taip kad neižvyno, laukia 2 paros. Einam ruošti jaukus. Nu, jaukus pasiruošim. Priduosim tigrą su kanapė. Tigras maltas. Kanapė sėdėta. Čia krilius su kriauklės mėsa, užpilsim krilų busteriuku. Čia identiškai tas pats, darysim braškę su tigriniu riešutu, irgi užpilsim busteriuku. Nu ir ką, 2 skirtingi skoniai, tigrą dadėsim ir ten. Žodžiu, einam darbuotis. Su masaliukai žaisim, su mažiukais. Ant nakties dėsim didesnius, šeriminius gal. Dedam tigrą su spalvom, mažiukus, juodas su oranžiniu. Paskui ant nakties dėsim šeriminius. Nu, žiūrėsim. Eigoj ieškom raktin, nežinom, ko šiandien nori. Tad ieškom. Su
Su juostelėm esu pasidaręs, geras variantas, susiklipsuoji, iki juostelės datrauki, pasaka, nereikia čia kiekvieną sykį matuoti. Tai va, žaidžiam su masalais, su spalvom. Bet čia, kai tokia diena karštis, tai čia gali žaisti, nežaidęs. Nemanau, kad tas padėtų. Bandom visokius šviesius, minkšti pavadėliai. Dabar dėsim fluorokarbonus kombinuot. Bandom netokias ryškias spalvikės. Žodžiu, bandom su spalvom žaisti. Bandom kiteliuojam. Nu ką, siunčiame taškelį. Nedametimas. Visą laiką, jeigu nedameti, aš visą laiką nepatingiu permesti. Geriau sumesti taip, kad būtų sąžiniai ramu, kad užmeti ten, kur tikrai tu nori, kad būtų tavo masalas. Nu va. Dabar tikrai daskris ten, kur reikia. Klipsas labai gražiai. Mirkutė šalia. Techniškai. Taip ir judam. Smagu. Oras gražus. Iš tikrųjų, dieną čia nėra ko norėt, ką kepti. Bet vat vakaras, kovoju naktį. Kažkas turėtų būti. Bandėm ant tokį mažiuką masaliuką su minkštu pavadėliu. Dabar sudėsim kombinuotus. Vis kiekvienas iki kažką pakeičiu. Toliau važiuojam. Gražiai. Dar vieną puvą reikia padaryti. Vieną nedametėm. Nu jo.
yra. Gražus baronėlis. Merkutė nuvarai toliau arčiau. Taip ir sužaidė su atstumais. Tigriuko irgi nenori. Nu, draugelį, atnešk karpušą. Klipsiukas, ten kur reikia. Gražu net žalia. Smagu. Laukiam dėdės kibimo monstro. O ar jis bus, neaišku. Bet norėtųsi. Turbūt viena iš skaniausių vakarienių. Auje. Labaryta. Prognozės nekokios. Turėjom vakar vieną išvažiavimą, paravozas, bet tuščias. Vakar plius 30, šiandien 20 lietus. Žodžiu, kibimų, nuliniai kibimai. Žinau, vienas sektorius, 9 sektorius lygtais ištraukė 25. Vieną praėjo kaimynai, irgi su nuliais. Nu, temperatūra nukrito, aišku, toks staigus kritims vėl negerai, bet tikėkime, gal šiąnakt kažkas įvyks. Lieko para laiko. Nu ką, dirbam toliau. Paėmė. Bet taip nėra labai tauriai. Viens maišė, duplet išvažiavo. Bliamba. Kažkur įvarė. Bet taip nėra. Įvažiavai. Nu ką, prognozijos tokios, lygiai para. Turėjom 3 kibimus. Tai vakar prieš temstant išvažiavo paravozas, nepasikirtom. Ir dabar apie pietus išvažiavo dupletas. Taip, kai žvejoju vieną, įvarė kažkokius žolynus. Tai žodžiu, nutraukiau. Vieną turim maiše. Eisim pasifotkinti, pasifilmuoti. Išvažiavo ant tokių vafteriukų, meus.
Tropics ir Korns. Tai po vieną kibimą ant tų ir vienas kibimas ant tigrinį. Ką, dirbam toliau. Apsitvarkom, pasijaukinam, eisim, pasifotkim. Tokį turim plikiuką. Ai, pasak. Gaila, kad kitas atitrūko. Nu, nieko nepadarysi. Tokie monstriukai čia gyvena. Čia dar nedidelį, bet smagu pagauti. Tikrai. Davė emocijų. Dupletas. Dar nemažas pabėgo. Nu, žodžiu, dirbam toliau, chebrytė. Nu, draugužiai, ačiū už kovą. Pareik pas savus. Tigrą nuėmėm, kanapės nuėmėm, palikom kvietį, boilius, braškytę su tigriuku, boiliniai tigriukai, kriauklės mėsa ir krilius. Nu, susistambinom, sulaukiam 2 kibimus. Žiūrėsim, ką duos naktis. Nu ką, kibimai baigės. Turėjom dupletą, daugiau viskas. Sugalvojau eit va bank. Pabandysiu pakobrinti. Arba užriščiau visai. Keletą numesiu tarpukų. Arba bus gerai, arba iš vis užrišiu. Po kelis bailiukus į tašką. Tarpukų paduoti. Nu ką, einam į vakarą. Vėl lyt pradėjo, ateina dundulis. Mano favoritai šios žuklės. Tai Korns. 2 kibimus turėjau. Vieną ant to. Vieną ant Tropic. Gal atitika spalva, gal atitika skonis, nieko nebeieškosiu. O trečią kaip ir laikysiu ant tigrinį riešutą, tai krenko binukai, minkštas pavadėlis, ant to turėjau kibimą, pavadėlis apie 15 cm. Tai viską išbandžiau, nieko nebeieškosiu, ant tų turėjau kibimą. Tokie paturbinti kažkokie. Tai ant tų turėjau kibimą, ant tų ir pasilieku. Nes per dieną prabandžiau įvairiausias tas spalvas. Tai ryškės ir neryškės ir tirpukus, ir vasteriukus, ir gulinčius. Tai ant tų gavau kibimą. Po kibimą sudedu, toks gaunasi burbaliukas. Tai permetnikas 3 valandas. Įpiva peletytas smulkės peletytas. Jeigu kibimą gavau, 2 kibimus gavau ant to, tai ką čia beieškosi. Nieko nebeiškondrauosi.
bombikės. Ir ant žuvaus iki pat galo. Į PVA įkišam. Kada skubu permesti, taip paprastai iškabinu, bet geriausiai būtų į vidų. Viskas, bombikė viena gatava. Identiškai pasidarom kitą su kitu. Ir volia. Trečią dėsim tigriuką. Krenkai, kobinukai tokie sukti. Šiaip pasiker tikrai labai gerai. Daug kur naudoju irgi. Pabandžiau. Tikrai patiko. Prabandėme įvairias. Kombinacijas įvairias. Pasidarau mažas kiltikės, paskui šitai reikia įdėti. Taip pakyla. Ir volia. Identiškai PVA tas pats. Lietus lyna. Ne lyna, o lyja. Teisingai šaik. Lyja lietus, lyja lietus. Per karaliaus pietus reikia man kibimo jau. Ateis ir peletyčių ir įsirps mano boiliuką. Gal neteis. Ne, ateis. Opa, turim dar vieną. Trečią padarysim su tigriuku. Tuos laikysiu iki pat galo. Aišku, atšviežinsiu, permesiu, bet bandžiau įvairias kombinacijas, tiek gulinčius, tiek labai mažiukus, trumpus pavadėlius. Niekas neveikia. Tamsius, šviesius. Žodžiu, judam, krutam. Uorstai žvejybinis, bet blemba. Žuvis kažkodėl nenori. Daro kaip iš kibiro. Gal naktį kas įdėti. Eina nuga. Eina tenai. Neina valdyti. Neina valdyti. Ai, išsukai žolę. Rankos kojas dreba čia visą laiką, kaip čia pasikerti. Neaišku, kas da žuvis. Dakį šmegų kilnių. Čia va tas ir yra, kad Tauragė nežinosi, kas da žuvis.
aišku, man šiai mažesnės kimžas. O išėjo iš žodžiu. Super. Kas dažais neaišku. Kaimynai! Kas? Kaimynai! Galite ateit? Blembački. Kaimynai! Dvi meškerės vėl. Dvi stovi, nežinau kas man. Kaip visada po du. Ką šito chuinė. Žinau, tą vieną palieku neįmanoma, neištrauksiu. Antras dupletas Tauragėj, nu kas čia du nesąmonė. Ai, tas skabina. Fakt. Nu ką, kolektyvas. Pasirodom, ką prigaudėm. Kibimų turėjom daug, bet su realizacija katastrofa. Turėjom dupletų. Tokie monstrai. Tauragės monstrai. Pasaka. Kad būčiau visus sugaudęs, tai būtų bombinė žvejyba. Ko gero mažiausias, kokie esu pagavęs Tauragėj. Čia tokie tai skaitosi labai mažiukai. Nu, bet esmė tame, kibimų turėjom, pusantros paros praleistas smagiai. Nu ir ką, dar pabūsim porą valandėlių,
Gal dar kas susigundęs. Oi, kokie juodi gražus. Nu ką, chebrytė. Štai ir prabėgo pusantros paros. Atvažiavom penktadienį vakare. Dabar sekmadienio pietai. Taip, kad rezume sulaukėm nemažai kibimų. 8. Turėjom 3 dupletus. Viens kaip gaudžiau, tai po vieną tik įsitraukiau. Gaila, dydžiai nedidelį. Čia hebra 9-7 pagavo įspūdingų karpių. Pas manęs dydžiai ne kažką, bet laikas praleistas turiningai. Tai ką, dedamės visą įrangą, važiuojam namo, įsimaudom, paužvalgom ir važiuojam vėl į Bazilionų tvenkinį. Vėl 2 paras. Žiūrėsim ten, kaip seksis. Ten komercinis, bet dar nėra atidarytas, nėra padarytas sektorių. Draugas pasiūlė pažuvauti, tai ką, ruošiamės ir važiuojam ten. Ką, chebrytė, iki kitų susitikimų. Barzda team!